Dažnai mūsų klausia, kaip atskirti funkcionalumą tarp planų, kodėl reikėtų migruoti į didesnį planą, kokie funkcionalumai ten yra, kokie galimi papildomi moduliai, kaip tai veikia, kaip tai atrodo. Tai šiandien bandysiu Jums pristatyti būtent šios skirtumus, būtent palyginti planaus startą su lyderiu, lyderį su pro su VIPu, VIPą su didmena ir atsakyti į pagrindinius klausimus, kuo skiriasi planai būtent per funkcionalumo prizmę ir kaip tie planai atrodo. Kaip tikriausiai žinote, pačius planus mes skirstame į 3 segmentus, tai bazinis skirtas bendrai visiems, kas pradeda elektroninę komerciją, ten užtenka ir plano startas ir jau galima naudotis lyderiu. Tarp verstis planų turime 3 pagrindinius, tai yra lyderį Pro ir VIP, o didmenoje laikome VIP Plus ir didmena Plus planus, nes tai daugiausiai potencialo atskleidžia būtent tiems, kas užsiima didmeninę prekybą, kur reikia individualių kainų konkrečiam klientui, daugiau visų individualumų, funkcijų, kas liečia su didesniu ir įmantresniu parduotuvės veikimu. Taigi, dabar papasakosiu Jums apie sekančius 2 planus. VIP Plus ir didmena Plus planų palyginimas. Likučių vaizdavimas bendriniu skaičiumi, tai ne visiems didmenoje reikia matyti tikrąjį jūsų likutį, tai galėtų būti vienas intervalas arba keli, tarkime 50 plus 100 plus 1000 plus. Tokiu būdu klientas mato tik orientyrą, tačiau nežino to tikrojo likučių jūsų sandėlyje. Galima skirtingai transliuoti reklaminės žinutes savo klientams. Tai vieno kainoraščio klientams vienokius banerius, kito kainoraščio kitokius banerius, kadangi skiriasi pirkimo sąlygos, skiriasi galbūt ir pristatymo būdai pagal kainoraštį, tai tinkamai jūs galite ir skirtingą komunikaciją taikyti savo klientams. Nuolaidų kuponai taip pat gali galioti skirtingai pagal kainoraštį, tai vieniems vieni, kitiems kiti, tad tikrai svarbus dalykas netaikyti galbūt kai ir taip geras labai kainas pas jūsų super didmenininkus, tai neleisti jiems naudotis tam tikrais kuponais. Komercinio pasiūlymų filtravimas pagal vadybininką, tai prieš tai VIP plano palyginime kalbėjau apie komercinius pasiūlymus ir kam jie naudingi. Tai kai turite daug vadybininkų ir tie vadybininkai kūrė komercinius pasiūlymus, jūs galite leisti jiems atsifiltruoti tik savo pasiūlymus ir galbūt susisiekti su savo klientais, pasiteirauti, kodėl dar tas pasiūlymas nėra nupirktas. Papildomai prie to galima turėti ir papildomas garantijos pardavimus, kurią gali pasiūlyti vadybininkai jūsų pirkėjams. Taip pat galima nurodyti ir papildomas prekes, kurias galima būtų įsigyti, tačiau nebūtina, ir iš komercinio pasiūlymo jūsų potencialus pirkėjas gali jas vis dėlto pašalinti, nes pačio komercinio pasiūlymo turinio negalima keisti, tačiau gali būti prekės, kurias vis dėlto jūs norite pasiūlyti kaip papildomą priemonę, tačiau klientas gali jos atsisakyti. Kaip minėjau, gali būti pristatymo būdai pagal kainoraštį, kad tarkime tik didmenos klientams jūs siūlysite atvežimą jūsų transportu arba galimybę pasiimti jų transportą. Tai yra nebūtinai jūs organizuojate galbūt pristatymo paslaugą. Taip pat aktualu ir mokėjimas pagal sutartį, tai yra kredito atidėjimas, kai norintis įsigyti klientas perka iš jūsų, tačiau jūs turite kažkokius papildomus susitarimus ir kredito limitą, kurio neviršijus jisai gali nusipirkti pas jūs prekių. Svarbu tik pabrėžti, kad pati parduotuvė neskaičiuoja limito ir tie užsakymai turi patekti į jūsų buhalterinę sistemą, sekti, ar tas limitas išnaudotas, ar neviršyti mokėjimo reikalavimai, iki kokios datos, kas turėjo būti apmokėta. Tad sistema tokiems klientams siūlys tik pasirinkti tokį mokėjimo būdą, o kontrolė papildomai turėtų būti jau jūsų buhalterinėje sistemoje. O pats užsakymas, jeigu jisai vykdomas pagal išankstinę sutartį,
tai jisai nereikalaus apmokėjimo ir jam iš karto bus sukurti pakuotės jau dokumentai, tad jūsų sandėlininkai galės tokį užsakymą jau pradėti pakuoti. Kainynai, antkainiai skirtinga klientų grupės, tai yra didesnis kiekis kainoraščių, yra galimybė vesti prekių antkainius šiek tiek plačiau, tai apart kainynų galite, kaip žinote, taikyti ir papildomą nuolaidą. Ir esant poreikiui galima suprogramuoti net ir tokį dalyką, kad importuotumėme iš jūsų buhalterijos ar kitų sistemų būtent kategorijų nuolaidas, kad tarkime šitam klientui galioja B kainynas minus 5%, tačiau šitos kategorijos prekiam minus 17, o šitos kategorijos prekiam tik minus 1, o ne minus 5 kaip visam asortimentui. Taip pat galima turėti ir konkrečias prekes su konkrečiomis nuolaidomis arba galutinėmis kainomis. Tad tai yra jau papildoma paslauga, dažniausiai tai jau sinchronizuojama su jūsų buhalterija ir tokiu būdu didmenoje jūs galite pasiekti ir tą individualų kainodaros lygį. O rankiniu būdu jūs galite tam tikram pirkėjui nustatyti galutinės prekių kainas, kad tam tikra prekė kainuoja tam tikrą galutinę sumą. Taip pat yra jau įskaičiuota ir Omnisend integracija. Kitose planuose jie yra, tačiau už papildomą mokestį mėnesinį. Šiame plane šis modulis jau yra integruotas. Ką suteikia Omnisend, tai geriausiai tikriausiai pažiūrėti per mūsų papildomą webinarą būtent skirtą šitai temai. O jeigu trumpai, tai šita sistema skirta būtent naujienlaiškiams ir jie susieti su elektroninė parduotuvė. Tai gali būti ir apleisto krepšelio naujienlaiškiai, ir papildomi naujienlaiškiai, kurie siunčiami, tarkime, po tam tikros prekės įsigijimo. Arba jeigu buvo pirktas kačių maistas, tai galbūt žinote, kad per 2 savaitės dažniausiai sunaudojamas, tai jeigu pirkta tam tikra prekė, nusiųsti kitokį naujienlaiškį. Tai yra daug įvairių scenarijų, būtent kas susijęs su elektroninė prekyba ir surištas yra atgalinis ryšys, kad išsiuntus naujienlaiškį surinkama informacija, kiek tas naujienlaiškis sugeneravo pajamų. Taigi sistema turi visą informaciją apie jūsų prekes, apie užsakymus ir tokiu būdu jūs galite skatinti lojalius pirkėjus pirkti dar daugiau, o tos, kurie galbūt nepirko pas jūs jau 2 mėnesius, parašyti jiems žinutę, kodėlgi neperka pas mus 2 mėnesius. Tad sistema turi tikrai daug duomenų ir praktiškai šiai dienai galime teikti, kad visi, kas išbandė šį funkcionalumą, dar kol kas bent jau nežinome tų, kurie atsisakytų, nes tikrai tai yra funkcionalumas generuojantis ženkliai didesnius pardavimus ir galima to taip pat pasiekti daug didesnius rezultatus. Taigi čia buvo VIP ir didmenos plano palyginimas. Tikimės, kad užsiimant didmeną jūs turėsite daugiau duomenų ir galimybių iš pačios parduotuvės ir galėsite uždirbti daugiau.